Tai šiandienos žvalgymus pradėjom nuo mitologinės vietos, nuo pasakojimai dabar, kurių čia mes nepapasakosime, Egidijus Iraminas jos užrašė, jo šiandien dėl su mumis ekspedicijoje nėra. Tai aplankėm mitologinę akmens vietą, yra vienas didelis akmuo, tai jau pasakysiu, tai didžiulis 3 metrų 10 metrų ilgio, 2 metrų 65 cm pločio ir 1,55 cm aukščio. Bet viena jo pusė nuožulniai gražiai eina į žemę, matyt dar po žemę kažkiek yra, o viena pusė yra nuskelta. Ir šalia jo už kelių metrų yra antrasis akmuo, kuris yra perskeltas, dabar ten jau lazdynai užaugę. Prie vidurį trečiasis yra už 24 metrų, dar trečias perskeltas akmuo. Tai matyt, tai yra vienos tiesiog tokio buvusio komplekso dalis. Na, aišku, dabar, kaip minėjau, to pasakojimo čia nepasakysim. Bet esmė, kad tai yra buvusi, matyt, senus laikus menanti šventvietė. Tai šventvietė nebūtinai reikia suprasti kaip iš pagonybės laikų dalis šventviečių. Tai buvo tiesiog sekant senasis tradicijas krikščioniškais laikais. Šventvietės gali būti ir 20 amžiui. Na, tai, kad yra šventvietė, rodo ir tai, kad prie to didžiojo akmens suradome ir žvakutę. Žodžiu, parafino žvakutė, kuri šiais laikais yra visiškai šviežia, tai prieš metus, neaišku, čia gal prieš kelis mėnesius, prieš metus, prieš kelis metus žmonės buvo atėję uždegę žvakutę. Tai rodo, kad iki šiol ši vieta turi savo tokią tradiciją, seką ir jinai yra svarbi. O tai, kad yra svarbi žmonėms, tai turi būti svarbi ir visiems mums, kad jinai tokias menanti. Aišku, tos akmenys išsaugojo tai, kad jie yra miške. Būtų arimoje dirvoje smulkesni, matyt, būtų suskaldyti, išvežti kažkur miške, kadangi niekam nekliūna, jie palikti tą savo vietą. Kaip ta vieta atrodė, kada jinai buvo naudojamas, čia yra kitas klausimas, bet čia sunkiai archeologija yra atsakomas. Dažniausiai prie tokių vietų jokių radinių nerandama, ir kaip ir šiandien pamatėm, radom labai šviežią radinį, nes jinai yra naudojama iki šiol. O visi kiti radiniai tai yra Antro pasaulinio karo laikų artilerijos sviedinio skeveldra ir kulka, tai yra visai su kitais istorijos įvykiais, bet toje pačioje vietoje vykusiais susiję. Super. Gal miškai apie kokius tos autus daugmaž šito akmens nekalbėjom, mes tik tas kalbėjau apie tą didį. Tai aš galėsiu paskiau nufilmuosiu tada. Tai čia tas akmuo gražuolis, didžiulis, 3 metrai daugiau plotis, ilgis, 2,65 m aukštis, 1,55 m aukštis, 2,65 m plotis, 3 metrai šiek tiek daugiau yra ilgis. Tai kaip mūsų kraštams būdinga, matyt, atkeliavęs iš šiaurės kraštų kartu su ledynais atstumtas. Tai yra toks vidutinio rupumo granitas, pilkšvas. Pasitaiko pas mus yra rausvų, tai vienas iš prieš tai matytų akmenų, tai jis yra rausvumo tokia turi, apsamanojęs, žodžiu, šitą vietą jau seniai gyvuojantis, tos samanos netgi sukuria tokio paslaptingumo, mistingumo, tokio ir grožio, tai tikrai nemanau, kad dabar čia mums reikia tas samanas vargyti, tikrai tokio gražumo, jaukumo, tam miške tokio žalumo suteikia ir nuotraukose gražiai atrodo, tai sujungus su tais vietos žmonių pasakojimais, ši vieta tikrai gauna tokią vertę, tokią sakralinę, matyt, tokią šventumo. Ir ką matom iš tų žvakučių iki šiol uždegamų čia, tai tikrai jinai yra kažkodėl svarbi žmonėms. Vieta. Gerai. Paskutinį viskas. Tas antrasis akmuo,
yra skaldytas, kaip ir trečiasis abu yra suskaldyti, čia ir lazdynai užaugę. Čia matyti jau ar sovietmečiu, ar kuriais laikais, ar per karą, galbūt juos bandyta, nežinau, ar išvežti, ar panaudoti statyboms, ar kitoms reikmėms, tai jos skalė, žinoma, gaila, bet tai yra dažnas atvejis, kuomet į akmenis nukenčia, kuomet akmuo matomas labiau kaip statybinė medžiaga, o ne kaip kažkaip kitaip. Tai, tai yra 3 tokie susiję, yra čia daug ir mažų akmenukų tokių, tai galbūt dalis yra ar nuo seno čia išlikusi, ar iš laukų, čia jau sunku pasakyti, čia jau mes tik galime spėlioti.